pavyks. Ne, nepavyks. Mes kovojam patys su savimi, kai turėtume mėginti susibendrauti. Tas balsas, kuris sako, kad nieko nereikia, bet ten, kur esi, kur saugu, jis gero te nori. Bet gaunasi priešingai. Prieblandos tunelis aplink neramu, tau nepavyks. Nunarink galvą ir nesimaivink, nieko nebandyk, juk apsijuoksi. Nutilk, kai esi šalia, nieko gero neįvyksta. Nebijok. Šviesa tunelio gale yra. Tokios ir panašios mintis kilo važiuojant šiame tunelį, kuriame praleidau apie 15 minučių. Jūs stebėjot net 20 kartų pagreitintą vaizdą. Kaip matot video, jame aš vienas. Trumpam atsiskyriau nuo bičiulių, kurie pasuko link Monako, nes aš norėjau pravažiuoti Šveicarijos Trans-Euro Trail. Paprastai tariant, tai yra bekelės trasos. Bičiulių motociklai skirti ne tam, o mano kaip tik tam. Taip pat labai nenorėjau vykti į žmonių ir mašinų šurmulį, norėjau arčiau gamtos, norėjau arčiau savęs. Ko nenufilmavau atsiskyręs, nes nenorėjau sugadinti kameros, tai 4 valandų nesibaigiančių lietaus, kuris lydėjo mane iki pat tunelio. Pastarasis užklupo taip netikėtai ir audringai, kad nespėjau nė lietaus aprangos užsidėti. Drebulys, šaltis, niekur nestojau, nes žinojau, kad sustojus sėsti iš naujo ant motociklo būtų buvusi absoliuti kančia. Vis keikiau savo sprendimą, kad šilumą namuke iškeičiau į siautulingą orą. Tačiau, išvažiavus iš tunelio, visos blogos mintis dingo kaip ir lietus. Vaizdai lyg replės suspaudo širdį, tai buvo mano kelias, mano. Šypsojaus ir trebėjau vienu metu, grožėjaus ir pats visame tame išnykau. Arčiau gamtos, arčiau kalnų, arčiau savęs. Atrodo, visą gyvenimą bandžiau kažkam įtikti, o turėjau bandyti įtikti pačiam savo. Gaila, kad tai supratau taip vėlai, bet tikiuosi, kad nepavyks. Mes galim tiek daug, tai reikia susitarti su savimi. Na, o čia laikas grįžti į realybę, į kelio mokesčių punktus, kurie tikrai per šią kelionę prinervavo, pagrinde, nes nėra pritaikyti motociklam, kaip ir dabar važiuoju, labai šlapia, jeigu pažiūrėtumėte į grindis, pamatytumėt, kad pilna vandens, tokio plono vandens besilaikančio, kuris ant kurio yra labai slidu. Ir čia nusimauni pirštinę, jeigu tekę mautis guminė pirštinė, žinot, kaip prilimpa. Ir ne pati lengviausia užduotis, bet nieko, čia išsitraukiu telefoną, galvoju, kad atsiskaitysiu kortele, bet tačiau kortelę čia atsiskaityti negalima, galima atsiskaityti tik grynais, kas šiaip yra, labai toks įdomus momentas, nes grynų tai bet turėjau keletą metalinių. Čia bankomatų, kiek mačiau, nebuvo. Tai nežinau, ką reiktų daryti tokiu atveju. Tai čia berods 7 eurai ar kažkas tokio. Ir rankoj pinigai. Tas žalias daiktas tai mūsų kištukas, bet nuo drėgmės taip išsipūtė, kad jausi nebeįdėsi. Ir štai, kaip matot, susiraukšlėja nuo drėgmės. Ir čia duodu pinigus ir porą eurų nukrito. Ką, tada
reikia stotis, nulenki kojelę, atsistoji, kad paduotum pinigus. Matom, šlapia labai, slidu. Paduodi pinigėlius dėdei ir eini dėl motociklo, eilės susidarinėja jau. Ačiū už gražų, ponas. Ir, ką čia nesėsi ant to motociklo, galvoju, nusistumsiu tiesiog ir viskas. Tai, tikrai ne pati tokia maloniausia procedūra, užtrunka ir dar kai gali kortelę atsiskaityti, dar nieko. Bet čia, grinais. Tai nusistūmiau motociklą į šitą salelę saugią ir sumokėjęs už kelią 7 eurus. Teko mokėti, nes kitai būtų buvęs aplinkelis berods 100 kilometrų. Deja, lietus negalėjo tądien manęs visai. Po gražių vaizdų dangus vėl ėmė maišyti su žeme. Sustojęs greit paslėpiau kameras į keliondėžes. Pylė taip stipriai, kad buvo nebeįmanoma įžiūrėti kelio ir teko laukti po medžiu, kol aprims. Galiausiai palengva pradėjau vėl važiuoti link viešbučio. Kai atvykau, matyt atrodžiau sušalęs, nes man iškart padarė nemokamos arbatos. Po to dar ilgai šildžiausi karštame duše ir dar ilgiau fanu džiuginau rūbus. Nuskambės keistai, bet per tą dieną prisiminiau, koks visgi galiu būti stiprus. Būtent tokios dienos, regis, man ir reikėjo. Na, o šitaip atrodo ta pati vieta, kai šviečia saulė. Šviesa kažkodėl viskam suteikia grožio. Aišku, man labai gaila, kad neveikia mikrofonas, kuris jungiasi prie kameros. Aš tiek daug komentavau ir nieko nesigirdi. Iš pradžių buvo pikta, kad nėra garso, o dabar tai tiesiog patinka. Gaunasi, kad tiesiog visą kelionę, kaip koks šizofrenikas, tiesiog kalbėjausi su savimi. Būna ir taip. Na, bet juk neverta nervintis dėl dalykų, kurių pakeisti jau neįmanoma. Kita. Pusryčiaudamas sužinojau, kad dėl gausaus lietaus daug kur keliai bus uždaryti. Visą tai kėlė nerimo, kad mano pasirinkta trasa bus nepravažiuojama. Žinoma, aš vis tiek vykau link Trans-Euro Trail pradžios. Gėrėjausi vaizdais, galvojau apie praėjusią dieną ir apie tai, kiek visgi daug mes savyje turime. Tik keista. Žinome, kad kitiems žmonėms būna blogiau nei mums, bet mūsų tai neliečia. Stengiamės kaip tik galim, bet kartais ir to būna negana. Vis ieškome savy jėgų, kurių kartais pritrūksta. Žvalgomės tai šiandien, tai ten, pamirštame, kas mes iš tiesų esame. O viduj tą dieną buvo jausmas, kad aš galiu viską. Jaučiausi laisvas, be proto laisvas. Jokios kvailos mintys man į galvą nebelindo, aš gyvenau, jaučiausi gyvas. Atrodė, kiekviena kūno ląstelė rėkė, kad nori būti. Norėjau pavirsti kempinę, kad galėčiau visus vaizdus sugerti į save. Dangaus prašiau lietaus, šaukiau jam, kad man jo duotų, bet jo jau nebebuvo. Kelias tapo mano pašnekovu, motociklas pavirto į gyvą būtybę, mes kalbėjom, mes pradėjom iš tikrųjų susidraugauti.
Aš pradėjau vėl susidraugauti ir su pačiu savimi. Vienas smagesnių kelių, kuriuo teko važiuoti. Formos posūkiai, fantastiška gamta, mėgavausi kiekvieną akimirką, kitur net neskubėjau. Ir štai, Trans-Trail privažiavimas, pati pradžia uždaryta. Na ką, lieka tik tai posūkis į dešinę arba grįžimas atgal. Na, tai pasirinkau posūkį be abejo į dešinę, nenorėjau važiuoti tuo pačiu keliu atgal. Absoliučiai nepasikalbėjau, pasukęs į dešinę. Truputį dvejonės, truputį žiūriu čia į navigaciją, bet nėra čia per daug dingti. Grįžti atgal arba į dešinę. Ir važiuoju į dešinę, laimingas pasirinkęs šitą kelią. Visą laiką šypsojaus.
tiesiog neįmanoma, nes iš viso to keliu važiuojant. Žinoma, kad kartuojant, kada būni praėjęs tam tikrų momentų, kad atvyktum iki kažkokio taško, kada važiuoji ir vaizdai nenuvilia, kas galėjo.